Taigi Asus ir vėl grįžta su inovacijomis ir šį kartą su ROG M16 nešiojamuoju kompiuteriu. Dėžėje randame kompiuterio baterijos krovimo laidą, keletą popierių ir žinoma patį Asus M16 kompiuterį. Vos paėmus kompiuterį į rankas iškart matome ir juntame jo surinkimo kokybės lygį. Tai yra išties premium renginys. Mano turimas 16 colio modelis turi 92% screen to body santykį, todėl kompiuteris net ir būdamas 16 colių nesudarys problemų įtalpinant į kuprinę. Ekranas taip pat palaiko 16:10 santykį. Didelis ekranas nėra dydžio rodiklis, kadangi kompiuteris yra 355 mm ilgio, 246 mm pločio, 22 mm storio, o sveria vos 2,3 kg. Taigi, o dabar pakalbėkime apie tai, kuo šis kompiuteris išskiria iš kitų. Bene labiausiai matomas skirtumas - tai kompiuterio dizaine implementuota Anime Matrix technologija. Tai yra atvaizdavimo modelis sudarytas iš individualių 1711 mini LED lempučių esančių kompiuterio korpuse. Ekrane galime atvaizduoti animacijas, vaizdu reaguoti į klausomus muzikos signalus, atvaizduoti sistemos pranešimus, tokios kaip baterijos būsena, data, laikas, ar įspėti apie gautus elektroninius laiškus. Anime Matrix bei kompiuterio apšvietimo ir kitus nustatymus galite koreguoti Armoury Crate programoje. Testuojant kompiuterį, viena iš mėgstamiausių Anime Matrix paskirčių buvo žinučių palikinėjimas priešais sėdintiems kolegoms. Galiu drąsiai teigti, jog šių dizaino sprendimų dėka šis kompiuteris yra vienas gražiausių ir unikaliausių matytų renginių ir tikrai turi tą wow įspūdį. 16 colių ROG Nebula HDR kompiuterio ekranas su netgi 240 Hz atkūrimo dažniu turi 100% Pantone spalvų standartų tikslumą. Juoda yra juoda, pačios spalvos ryškios, o vaizdas yra aštrus kaip peilis. Kompiuteris puikiai tiks tiek darbui su grafinėmis programomis, tiek media vartotojams ar žaidimų entuziastams. Klaviatūra turi pilną RGB apšvietimą, taip pat ir 4 makro mygtukus, o mygtuko paspaudimo atstumas yra 1,7 mm. Touchpadas yra erdvus, didesnės įstrižainės ir tikslus. Kompiuterio šonuose yra viena Thunderbolt 4 jungtis, 2 USB 3.2 Type-A jungtys, viena HDMI 2.1 jungtis, audio 3,5 mm combo jack, viena USB Type-C jungtis ir microSD kortelių skaitytuvo anga. Kompiuterį sudaro 6 kolonėlės, todėl garso kokybės jaudintis tikrai nereikia. Taip pat kompiuteris palaiko Dolby Atmos technologiją. Viršuje esanti 1080p Full HD kamera su infrared ne tik užtikrins gerą vaizdo kokybę vaizdo pokalbio metu, bet ir kompiuterio saugumą, palaikydama Windows Hello veido atpažinimo funkciją. Kompiuteris taip pat talpina 90 Wh bateriją, tad dirbti ant laido tikrai neteks. Kompiuteris galite rinktis iš modelių iki 13 kartos Intel Core i9 13900H procesoriaus, Nvidia RTX 4090 vaizdo kortos, DDR5 operacinės atminties bei žinoma 2 TB SSD talpos. Tai yra išties žvėriški nustatymai nešiojamam kompiuteriui. Asus taip pat pristato ir savo naują ROG Intelligent vėsinimo sistemą. Kompiuterio procesoriaus vėsinimui naudojamas yra Liquid Metal, kuris palaiko temperatūrą netgi iki 10 laipsnių žemesnė nei įprasta termopasta. Viduje priklausomai nuo kompiuterio modelio iki 6 vamzdžių vėsinančių kompiuterio komponentus. Negana to, naujieji 0,1 mm storio propeleriai esantys ventiliatoriuose ne tik padidina oro pasiskirstimą iki 13%, bet ir palaiko kompiuterio darbą tyliu. Patikrinau ir kaip kompiuteris sudoroja su naujausiais žaidimais. Ir nenuostabu, rezultatas nustebino. Visi žaidimai palaikė solidų FPS netgi ir aukščiausiomis grafikomis, su Ray Tracing ar netgi naudojant Overdrive technologiją. Ir štai tokie buvo rezultatai pagal žaidimus. Taigi bendrai Asus M16 turi viską – dizainą, kokybę, našumą ir puikiai tiks tiek darbui, tiek pramogoms.
Iš ties buvau maloniai nustebęs kompiuterio galingumu, tad už tokį kompiuterio našumą įrenginio kaina yra netgi labai adekvati. Taigi trumpai apie šį kompiuterį būtų tiek. Šį bei kitus Asus modelius galite įsigyti pas mus puslapyje bigbox.lt ir kiek greito.